Labas rytas. Miškas. Vėl miškas. Kaip nenuostabu, šįryt nefilmuoju pasiruošimo, kaip rengiuosi ir maunuosi guminius botus. Padariau tai anksčiau. Traukiam anksčiau į mišką. Šiandien numatoma saulėta diena. Nors atvažiuojant čia buvo tik +1, -1. Temperatūra šokinėjo. Pravažiavimas į mišką sunkus, kadangi daug lijo ir vandens provėžose baisiai daug. Tai nieko nelaukiam. Šiandien eisim į tą patį mišką kaip ir praeitą kartą, tik į kitą pusę. Ieškosim kelių, ieškosim ragų eilinį kartą, ieškosim, galbūt pamatysim vieną kitą žvėrį. Tačiau atvažiuojant jau mačiau didelį stirnų būrį. Jauniklių, bet vis tiek stirnos. Tai manau, jeigu nieko nerasim, bent jau keli kadrai su stirnom, važiuojant pagauti, atstos dienos įspūdžius. Einam gilyn į mišką. Kai visada tikiuosi baterija neįsikraus, bet jau ateinant pasitinka tokie vaizdai. Paknaisiota. Tik įėjus į mišką, ten tolumoj, prie kelių sekančių bokštelių, teko pamatyti stirną. Puiku, viskas įamžinta. Einam į naują miško dalį, dar netyrinėta, tik praeitąsyk padaryta žvalgyba. Ir iš to žvalgybos įvertinus vaizdus, ten turėtų būti daug geresnė miško dalis. Kodėl ausis adaros ir atrodo juokingai, kaip nekartą esu pasakojęs, kad girdėčiau gerai aplinką. Girdė aplinką, stebi aplinką ir viskas yra super. Daug išvirtusių beržų. Na, šita pusė, kur rodau, tai yra grina pelkė, aukšta pelkė. Ir vandens labai daug, šaknis labai aukštai, neįsiskverbusios giliai į žemę. Kita miško pusė, toksai kemsynas, jaunuolynas augantis, daug įvairiausių jaunų medelių. Labai tikiuosi, kad baterija šiandien nežais, nors turiu jas pasiėmus 4, tačiau minusas tas, kad prie žemos temperatūros įsikraudinėja. Reikėtų pagalvoti apie kitą filmavimo įrangą, galbūt didžiai Osmo Pocket, tačiau geras klausimas, ar jinai prie tokių temperatūrų taip pat žaidžia ar ne. Tik atėjau čionai ir per kelią stirnas prašokavo. Įsijungiau dabar GoPro, galbūt dar vieną šuolį per kelią pamatysim, nes ką tik dar vieną nubėgo. Šalimais to bokštelio praėjo, prašokavo, bet kad eitų į kelio pusę nesimato. Miškas žiauriai gražus, žiauriai geras vaizdas, platus vaizdas, toli matyti eina. Mėlynės, spanguolės auga. Žvėreliai laksto. Na, vakarą pajuokavau su žmona. Sakau, be 2 ragų nepravažiuosiu. Tai ir bus, kad tuos 2 ragus einant pats kur nors bamtelsiu ir įsistatysiu. Ar tiesiog pavyks surasti.
Šiandien mėginu vėl taktiką eiti žvėrių išmintais takais. Aišku, kur žvėris mina takus, didesnė tikimybė turbūt. Bet kalbant apie briedžių ragus, pramintuose takuose aš jų niekada nerasdavau. Tai šiandien mėginsiu pramintais takais pasivaikščioti. Aišku, mesim kelio dėl takelio, tai tikrai pavaikščiosim kur nors po kokiais krūmeliais. Durniausias variantas, kai eini ir iš tolo matai kažką panašaus gulint, bet tai labai dažnai pasitaiko, kad šakos tiesiog apgauna. Tokiam krūmynė sunkokai ir pamatyti būtų. Tačiau tai įmanoma. Geriausia, kai eini ir kai visai netolies yra medžioklės plotai, randi butelių. Numedžiotojai tai visada. Kur gėriau, ten palikau. Eilinį kartą pasikartosiu, nebūkit kiaulės. Susirinkit savo šiukšlės. Gamtos taip žalot negalima. Na, kur buvęs, kur nebuvęs, atsiranda ir kanalas. Miško drenažinis turbūt. Ir kaip gerai būtų pereiti į kitą pusę. Brastos jokios nėra. Einam ieškot. Gal surasim brastą kokią tai. O gal pagal kanalą gulinti kokį gražuolį. Na kaip sako, kas ieško, tas randa. Randa ir krūmelių šiokių tokių. Bet randa ir ko puikiausia žvėrių taką, žvėrių brastą. Kanalas baigėsi. Brasta yra. Toks kaip buvęs senas kelias supiltas. Nes kitoj pusėje taip pat matosi kanalas. O čia galbūt netgi atpaskui kažkokie yra buvę, nes labai daug neaiškių kalnelių ir šviežias takelis. Miško vidurys įdomesnis daiktas. Trosą radau. Trosas dar įdomesnis. Maudykla brasta žvėrių, palei kanalo dar vieną pradžią pabaigą. Brydė tokia, perbridimai.
Ir kaip pereit? Ten baisiai aukštas vanduo. Čia rąstai sustumti. Čia kaip ir atkuriamosios aukštapelkės, kaip suprantu, kažkoks šliuzas ar dar kažkas. Nepereisiu. Šveleris per plonas. Anapusę miško apvaikščiojau. Nieko. Tik žvėrelių užpakalių ir žvėrelių pamačiau. Į tą pusę eiti neapsimoka, nes yra čia kanalo sankirta tenai. Ir nepereisiu, būtų patogu į kitą pusę nusigauti. Eiti labai daug atgal ir pereiti per brastą. Ir eiti vėl atgal labai daug. Ne. Eiti tą patį mišką, kur buvau, miško dalį šukuoti. Ne. Yra dar vienas kelias į kitą pusę nueiti, tik nežinau, ar tenai yra brasta ar ne. Tada jau truputį normaliau būtų. Tai aš manau, eisiu į į kelio galą į vieną pusę ir mėginsiu išsiaiškinti, yra tenai brasta ar ne. O kol kas čia, ką matau? GoPro užstrigo. Truputį pavaikščiojus, apžvalgius įėjimus, išėjimus iš miško. Variantas toks. Reikia keisti vietą, važiuoti į seniai būtą vietą ir mėginti ten. Kadangi čia į vieną pusę pelkė, į kitą pusę pelkė kanalas ir labai mažai sausumos. Ir vėl kanalas, niekur neina vaikščioti normaliai. Nors žvėrių čia yra, matosi, bet vietos paieškom nelabai. Tai traukiu į mašiną, važiuosim į seną vietą ir mėginsim laimę ten. O kol kas iki susitiksim iš naujos vietos. Naujos senos vietos. Na ką, pakeliui į naują seną vietą. Visur vanduo, pievos patvinusios. Kai kuriomis tokiomis vietomis netgi sunkiau pravažiuoti gaunasi, kur vos viena pelkė yra. Nes kelias ant kelio juodžemio supiltas žvyras, tokios klampynės gaunasi. Tai trumputį sunkiau išvažiuoti ir sekančią vietą parodysiu šiek tiek vėliau. Na ir smagioji vieta prasideda, kur važiuoti reikia išvis žolę, nes gali sėsti smagiai. Čia dar nieko kol kas. Tokios dvi lengvesnės vietos. Sunkesnė vieta priekyje laukia. Aišku, kaip kokiam vairuotojui, kaip pasirodys sunki vieta. Nes kelias klampynė purvynė. Svarbiausia neužsėsti. Viskas tvarka. Kaip žmonai sakiau, rasiu šiandien 2 ragus, tai eilinį kartą stirnų būrys. 2 dideli tauriojo elnio ragai su pačiu elniu ten nubėgo. Ir čia galbūt dar žiūrėsit, didelis būrys stirnų. Tai nauja sena vieta. Jeigu žvėrių jau matosi, aš manau, čia rasiu kažką. Ir ką jūs manysit, aš einu prieš žvėrį. Prieki manęs už 150 metrų
Stirna valgo ir jie manęs nemato. Ir aš šneku, krebždu, batai į smilgas daužosi, o stirna stovi ir valgo. Jauniklė visai. Visas būrys pabėgęs, o jinai maitinasi. Pamatė, kad siaubas baubas ateina. Ir į kojas. Gražumėlis. Sustoja, žiūri. Galva ištempus, iškėlus. Vis dėlto, kaip aš manau, reikėjo man iš pat ankstyvo ryto ne naują mišką šukuoti, o grįžti į seną mišką. Eikit jūs, palaukit. Matau, elnis mane žiūri. Įėjimas į mišką brasta, perlaida vandens, apaugusi žolėm. Eičiau į kitą miško pusę ir pamėginsiu šiek tiek. Tik įdomu, ar bebras tebėra užtvenkęs, ar vis dėlto medžiotojai ir ūkininkai išardė. Aišku, čia būtų smagu nenuvažiuoti į šitą visą kanalą. Ir kaip visada, mes miške, mus filmuoja, šypsokitės. Ir ką, pradėsim po truputį žvalgybą senose vietose. Aš vis dėlto manau, kad senose vietose yra daug didesnė tikimybė. Netgi genys kažkur virš galvos kala. Matau. Tai šypsokitės, jūs filmuoja. Miškas užtvinęs. Turiu prielaidą, kad bebro užtvanka dar tebėra kažkur tais. Mėginsime iki jos paskui dasigauti. Žvėrių takų šiais metais čia ypatingai pilna daug. Pirmas radinys. Žodžiu, išvada kokia. Reikia visą laiką važiuoti į tą mišką, kurį pažįsti. Vaikščioti ten, kur žinai. Kur matai žvėris. Ir panašu, kad čia bus kaip visada kažkas gero.
palei kanalą einant iš vis toks kvapas. Sodrus kvapas. Nusisiuota. Na gerai, vadinkim liaudiškai numišta žvėrių. Tikrai ne žmonių. Grybais jie neminta. Sutripti visi. Bebras pasirodo vis dėlto užtvanką savo užsitvenkęs yra. Tai man nieko nelieka kito, kaip kol kas palei kanalą išeiti į kitą miško pusę. Aišku, taip palei kanalą vaikštant. Ir ragų yra keletą kartų tekę rasti. Tai nenustepčiau, jeigu beeinant dabar ieškoti į kitą miško dalį. Gulėtų čia koksai gražuolis. Tai ką, chebrytė, liūdnos žinios. Į mišką įeiti neina. Patvinę velniškai. Bebras užtvanką padidinęs gerokai. Iki jos daeiti net nebeina, viskas užtvinę. Į kitas miško vietas prabristi neina. Yra kažkokie likę seni kanalėliai. Per tus kanalėlius įeiti neina. Viskas koja smenga virš kelienų. Gerai, kad šaką turėjau pasiėmęs. Nežinau, ką daryti. Pirmą kartą nežinau, ką daryti. Kaip įeiti į mišką. Brastų jokių daugiau nėra. Į tą mišką dalį, kurią noriu įeiti, patekimas per dvi vietas. Per Bebro užtvanką apsemtą mišką ir čia, kur prabristi neina. Kur yra daugybė visokiausių kanalėlių, griovių ir jie užtvinę. Pamėginsiu dar paeiti priekį, paieškoti, gal rasiu kokią brastą netyčia. Bet nemanau, nors galėčiau tada į kitą mišką dalį nueiti, pasivaikščioti, kurioje esu kartą tik tai tebuvęs. Na, prastai ūkininkai su bebro užliejamom pievom nesitvarko. Leidžia bebrui tvindyti mišką. Įeiti yra reikalų. Paskutinį kartą, kai čia šitą kryptimį ėjau, ūkininką sutikau. Pasišnekėjom, paplepėjom. Kiek atsimenu, į šitą pusę, kur einu, jisai sakė, daugiau brastų nėra. Pievose ragų nesimato. Žolėse prie žolių palei kanalą nėra. Čia tai jau pagal žolės ir vandenį tuoj kur nors įklimsiu, o gal ne. Žvėrių takų, kurie peršoka daug. Bet kur man pereit? Vienintelis nuotykis būtų, jeigu einant pievui pamatyčiau. Nors ūkininkai netai baisiai senai nuėmė derlių, tai tikrai nemanau, kad bus pievose. Nors dar tik lapkričio 22 berods. Medelių šviežių nulaužytų šakų matau. Tolumoj matau dar vieną stirną. Kita pievoj stovi. Kita antrapus kanalo. Šviežių šakų vėl nulaužyta. Labai daug. Na, kitaip sakant, girinį yra apėmus neviltis. Siutas, pyktis, kaip pavadinsi, nepagadinsi. Stirnas tik laksto laukais. Turbūt net nesimato. Ir manau, kad čia jau ateina vos ne ta akimirka, kada reikės sakyti chebrytę bye bye. Ir aš traukiu į mašiną ir važiuoju vis dėlto namo. Nes matau, kad nieko gero čia nėra. Labai didelė
Pievos dalis vėl apsemta. Na dar paeinam. Paieškom. Iš tos serijos dar paeinam, paieškom. Porą žingsnių. Žandikaulis. O tau ir pieva. Paėjus dar šiek tiek atgal, kur radau žandikaulį ir kaukolį. Žodžiu, išvada tokia, chebra. Aš traukiu į mašiną ir važiuoju namo. Rasta šiandien kaulų. Na, nesakyčiau, kad daug, bet ir nemažai įvardinkim. Žvėrių daug matyta, baisiai daug, dar tiek nesu per sezoną netgi surinkęs, suskaičiavęs. Ragų, kaip visada, šnipštas. Ir miškas užlietas taip, kad šį sezoną greičiausiai teks rinktis visai kitus miškus ir visai kitur vaikščioti. Arba daryti pėstute 2-3 km lanką ir tada tik patekti į tą norimą miško dalį. O tai jau susiskaičiuoja kilometrais nueitais nemažai. Reikės dar pergalvoti pravažiavus, kaip patekti ten, kur reikia. O šiandien jau ką? Pasakysiu. Ačiū, kad buvot su manim, ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad dalinatės ir prenumeruojat. Gal kada nors ir sumastysim į norimus miškus išeiti su kompanija, kuri norėtų kartu eiti. O šiandien sakau tik tiek. Ačiū, kad buvot, ačiū, kad prenumeruojat, kaip minėjau. Paspauskit nykštuką, jei patiko vaizdelis, užsiprenumeruokit, pasidalinkit su draugais ir man kai kurie tai labai svarbu. Susitiksim kitose video. Iki.